Labas dar kartą, spalio 19. Vienas iš sekėjų rašė komentarą, į kurią pusę mano nams yra nukreipts. Taigi, vitrininis langas ten svetainė ir jisai yra nukreipts į pietų pusę. Ir man nuo pat ryto iki vakaro, žiemos vakaro, nes saulė anksčiau leidžias, tai visą dieną šviečia į svetainę. Man architektas norėjo, buvau pasakojęs kitose videose, bet pasikartosiu. Pavyzdžiui, ateinam, aš norėjau namą gale sklypą ir kad žiūrėtų nams į pietinę pusę. Bet man architektas, o šitą mano namą jis norėjo šitai pasukti. Tai žiūrėkit, dabar mano sklypas yra 22 metrai pločio ir 40 ilgio berods. Tai dabar jeigu aš tą namą pasuku taip, mano namas 9 metrai su trupučiu pločio, tai jis taip užima, ane iš 22 atimk 9, kas belieka 13 metrų. Dar plus pali projektą 4 metrai terasos. Tai 9 plus 4, 13 metrų. Ir kiemo realiai aš beturiu 13 ir 22, 9 metrus kiemo realiai turiu. Taigi, ir dar plus namas nukreiptas būtų į rytinę pusę. Ne, sakau, tu man taip nedaryk. Jisai daug kas daro, sakau, daug kas, tegu jie daros. Man reikia šviesos ir namą nešk į galą sklypą. Sako, labai išbrangs. Gal ir išbrangs, bet pavyzdžiui, dabar va parodysiu į savo pozicijos. Ane, čia mano namas, čia terasa būsima, ne? Ir aš išeinu per terasą. Ir čia mano tvora visur, ne? Ir aš turiu kiemą dabar apie 20 kažkėlis, ne, 9 atimt, terasą 4, tai iš 40 kažkėlių metrų ten, dabar tiksliai nepasakysiu, tarkim 40 metrų, atimkit 13 metrų, tai aš turiu 17 metrų gryno kiemo. Man reikalingas, aišku, išbrango keliukas, vėja, kanalizacija, nes kadangi ten gale nenorėjau prie pat namo, norėjau gale, kad man būtų kiemė išeinu, terasa, vėja aplinkui ir be to šulinis man čia nepatiko, norėjau ten gale, bet šito netkreipiu dėmesio, tai architektas man čia jį padarė. Bet išspręsiu tą problemą, kad šulinio nesimatytų, tokį namuką pastatysiu, kur žolėpio laikyti viską ir šulinis bus ten viduj, kad jau realiai nesimatytų man kiemė. Tai va, mano visas namas į pietinę pusę, dabar pietai, tai saulė šviečia ir kažkiek paduoda į vidų šviesos. O kodėl nenorėjau, pavyzdžiui, tenais prie kelio, ne, daug kas, čia taupimo gaunasi, nes tu kanalizacija, viską gali prie kelio, tau neišbrangsta pats keliukas, bet aš nenorėjau, kad mano kiemas būtų į kaimyno pusę, nes realiai, va tenais už mano namo yra kaimyno namas ir aš nenorėjau, kad būtų mano terasa, viskas į kaimyno pusę. Aš norėjau, kad turėčiau privatumo, tarkim, aišku, visas įsprendžiu su tvora, sakysit ir panašiai, bet man taip paprasčiau, man taip atrodė geriau ir aš sutelkiu viską į pietinę pusę, į kelio pusę, apsitveriu tvorą ir turiu didelį kiemą, už nugaros kaimynai, kurie niešiem nemaišysiu, nie mane maišys, ta prasme, ir tiek važinių. Čia, kuris komentavo, kad pakomentuok į kurią pusę namas, tai va, tikiuosi atsakiau, jeigu turi dar klausimų, klauskit, mielai atsakysiu ir jeigu turit pastebėjimų, palikit pastebėjimų. Dar jeigu norėsit, galėsiu parodyti, kaip išsivedžiau rekuperatorių be jokio projekto, be nieko ir pasvarstysim visi kartu, ar tinkamai ar netinkamai. Gerai, iki draugai tam kartai.